kiek kur buvę, kur nebuvę. Čia eksprontą sugalvojau nufilmuoti. Dar vieną mini vlogą. Dieną veiksmas vyks Solheimo Jokutl ledynę. Mes pamėginsim pakopinėti jo. Nenufilmavau, kaip viskas atrodė bazė, bet buvo paprastai. Davė šalmą, davė harnesą, davė batus ir dar davė tokį daiktą. Tai ką, dabar einam link ledyno. Esu jau buvęs čia. Gal iki pačio ledo 15 minučių. Ir toliau bus matyti, kaip seksis. Prieš 50 metų šitoje vietoje buvo ledynas. Ir jis kasmet vis traukėsi vis labiau. Tai įdomu pamatyti realių laikų, ką tavo dizelinio variklio emisija daro gamtai. Pirmoji apžvalgos stotelė. Iki čia gali ateiti bet kokio pasirengimo turintys žmonės. Vaizdas tikrai neprilygstantis niekam. Ten per tą juodą krūvą ir tada kirsim. Once we all have food wrappers on, then I'm going to show you what to do with the extra strap. So that you still remember how to do the second. Everyone feeling okay? Warm a bit? Yeah, it is good. It's called Sun Cove Glacier. Because there's so much sun here. And then you want to separate the two hammers from each other. Kleiner this Tipp, one ohne was the Rucksack fühlt man sich leichter. And there is left and right. Good question. Good question. Atsiminkit, kad ledynas nėra žaidimų aikštelė ir visados reikia vadovautis taisykliam. Nes kitaip gali prasmegti ir nebeišlyst. Hey Clemens, how are you feeling today? What's the one thing that you like the most about Iceland? Can say beautiful everywhere. Very Finnish name. Šiaip iš video tikriausiai atrodo, kad oro temperatūra tikrai maža, bet šiaip labai šilta, gal kokie 6 laipsniai, nėra vėjo. Visai malonu išdžiugiuoti. Smėlis, tai čia paprasčiausiai lava sutrinta kaip su smulkintuvu, ledas beslenkant. Viskas smulkina į daleles
Ir tik pavieniai didesni rieduliai yra išlikę. Būna, kur sutrina iki visiškai smulkų dalelių. Tai toks kaip klampsmelis gaunasi. Nėra lengva, kaip atrodo. How many? Now around 1,000 years. Oh, Yeah, not too old. oh, it's quite Yeah, I young. mean, pretty old. It's like yesterday. So also when the ice melts, then the old air gets released into the atmosphere. Interesting. Who knows what is trapped in there? Huh? Nu, ten tai tikrai nevelysi. How cool is that? Užkopėme aukščiausią tašką šios dienos. Dar tikrai yra kur palipėti. Traumų nebuvo, imsim atgal. Šiaip čia galima atvaryti ir be gydų, bet reikia turėti gerą įrangą. Tikro įdomi patirtis. Tikiuosi dar į kokį nors užlipti šį sezoną. Hejo! Kas svarbiausia, kad visa tai yra nemokamai. Patepimas paskutinis. Švaru. Tai tiek šiam kartui ir iki pasimatymo kitose serijose.